Mano top 2025 metų produktai iš Drogo. Važiuojam. Pradėkim nuo nagų lako. Šitą nagų laką man parodė draugė. Tai yra nagų stipriklis su kalciu. Jis realiai kaip paprastas nagų lakas, yra pieno spalvos, tokios permatomos. Aš dažniausiai lakuojuosi vieną, max 2 sluoksnius. Dabar esu nusilakavus 1 sluoksniu. Mano nagai dar gyvenime nebuvo tokie stiprus ir nelūžinėjantis. Aš nežinau, ar jis čia padėjo. Aš non-stop šitų laku lakuojuosi, gelinio nesidarau jau labai seniai ir mano nagai dar nebuvo tokie gražus. Drogas visai neseniai atsivežė šitą prekinį ženklą. Čia yra nenuskalaujamas purškiklis plaukams. Jisai sukuria ant plauko nematomą apsauginį sluoksnį, kuris saugo plauką nuo drėgmės, padeda išvengti garbaniavimosi, šiaušimosi. Mano plaukai labai mėgsta šiaušti. Šito purškiklio beje reikia ganėtinai daug ir jisai aktyvuojasi tik tai su karščiu. Toliau kitas atradimas, jis dabar yra man ant lūpų, šitas L'Oreal lūpų blizgis, jis šaldo lūpas. Nepalieka tų dryžių, kaip dažnai kiti blizgiai palieka, su hialurono rūgštim ir jis tikrai labai gerai sudrėkina ir pažiūrėkit, kaip putliai atrodo lūpos. Jau esat matę 1001 kartą turbūt Drogo kanale, rodžiau šitą kreminį bronzerį iš Catrice Cosmeticos. Jeigu jis kainuotų 25 eurus, aš jį vis tiek pirkčiau. Ta prasme, jo kokybė, išsisklaidimas, spalva, išsilaikymas yra toks geras, atrodo, kad čia koks Chanel ar Dior. Toliau, kalbant apie skaistalus. Šitus skaistalus aš Drogė visiškai atsitiktinai pasiėmiau. Yra patys ryškiausi skaistalai, kokius aš esu turėjus. Šitie skaistalai man tarnaus kokius 3 metus minimum, jų reikia labai nedaug. Aš šitą makiažą naudojau už tus skaistalus. Šiltėjimą suteikia ir skaistalai, spalva, nuostabus produktas. Toliau kalbant apie odos priežiūrą ir mano šitų metų atradimas yra šitie pleistriukai iš Cosrx. Jie yra su salicilio rūgštim ir arbatmedžio aliejum. Va tokio dydžio. Jie yra ganėtinai dideli, jeigu turite tokį riebų spuogą. Aš juos naudoju paprastiems savo spuogyčiams, naudoju ir šitam. Tikrai pamažėjęs spuogas, klijuoju dažniausiai ant nakties ir ryte atsibundus nusiklijuoju ir tikrai jis būna mažesnis, uždegimas būna mažesnis. Man taip patinka šitas makiažo pagrindas. Šiaip palaukit. Negaliu aš taip. Iš Maybelline man šitie du yra patys mėgstamiausi ir atrasti 25 metais makiažo pagrindai. Šitas gal daugiau maskuoja, šitas toks labiau turi švitėjimo. Kasdieną rinkčiausi gal šitą, o sunkesniam makiažui štai šį. Šiandien jį esu pasitepus. Jeigu nesat bandę Maybelline šitų pudrų, pamėginkit ir nusiskrinžiuokit taip pat. Jau gavosi velniškai ilgas video. Tiek iš manęs top 2025 metų produktų. Parašykit savo top produktus, kuriuos atradot. Ir ačiū už dėmesį. Pasimatysim kitais metais, žinokit.